Daktaras ramus. Kažkas tai nusvyrė kelnį. Tadas. Žmogus, kuris išklauso, padeda. Žmogus, kuris formaliai yra komandos gydytojas, o neformaliai kone komandos siela. Jis atšventė 26-ąjį savo gimtadienį. Geras daktaras, toks nekaltų galėtų būti, nežinau, kunigo galėjo būti ne daktaras, toks veidų visada vienodų, tas tonas toks kaip kunigo pamokslas sakytų, viskas gerai su to dalyku. Labai geras, puikiai prie komandos tinkantis ir supranta visus bairius ir kaip specialistas labai geras, labai smagu, kad antrus metus iš eilės komanda išlaikė tokį žmogų. Jis labai patiklus, jį apgaudžiu, žinokit, jeigu ten kokį nenorės mašiną pasiskolinti ir negražinti, ir viskas, jis niekam nesiskus. Tadas į komandos gyvenimą įvedė naujų tradicijų. Manau, kad sezono eigoje su visais žaidėjais pavyks laikyti selfius. Manau, niekas neatsisakys. Vienas menukių komandos laimiai neužteko, todėl Tadas rūpinosi ir komandos narių jausmais. Tai yra vienetrai komanda? Manau, kad yra iš tikrųjų gal keletas, bet dauguma vis tiek yra antros pusės. Tai yra vilties, reiškia, svečių komandai gerbėjo. Manau, kad yra. Vis tiek yra keletas žaidėjų, kurias dar galima tai. Paklausėme ir apie darbą, arba maždaug apie darbą. O ką čia žalio geri? Palauk. Ką čia žalio? Vandenių gėrimas yra kalcio, magnio, kalio, vitamino B12, kivio skonio ir angliavandenių pakankamai daug. Tai treniruotės metu palaiko energiją ir iš tų mineralų įtaka. Tai yra krūva reikalų, kuriuos reikia sužiūrėti sėdant ant soliuko, tai kaip žaidžiate, tiesiog kartais nespėja, užmetė akį, kaip rezultatas, kaip patys žaidėjai atrodo ir viskas tiek. O tai nepramėgi paskui lemiamų akimirkų? Tai yra buvo, kad po to reikia pasiklausti, kas ten tokio buvo. O tai su Jonava gal net nematei paskutinio metimo? Mačiau, kai būtų mačiau. Mačiau irgi, sako, ten buteliukus reikia, sako, mes viską, sako, žiūrėk, žinai, nes sako, čia bus, žinai. Mačiau. Jau ten niekam atsigerti nebereikėjo, ne, tuo metu? Jau po to niekam nebereikėjo. 26-asis gimtadienis atrodo tarsi niekuo neypatingas. Tačiau gimtadienio šventimas prasidėjo dar praėjusį penktadienį ir Tadas žadėjo švęsti ilgai. Tai vakar pradėjau, šiandien tęsim, rytoj dar pirmadienį turbūt. Bandysim dar pirmadienį, jeigu išeisim. Šiandien jau antradienis, tai vis dar švenčiu. Ta penktadienį komanda priėmė patyrusį naujoką kitą Tadą Sebežiovą, o vilkėdamas Edvaro Stanionio marškinėlius Mezon NKL čempionate debiutavo šakiškis Lukas Damušis. Kaip tau debiutas NKL-e? Kur? NKL-e? Ką žinau, normaliai, baisu iš tikrųjų. Visai kitas lygis, atmosfera. Bet atlaikėjai, sakė komandos draugai, normaliai. Atlaikiau, tai ką? Sunku dar truputį įsivažiuoti, dar nepagaunu tų derinių, to ritmo kartais. Ir aišku, pergalės nepavyko iškovoti. Keliais epizodus praleisdavom, tokių klaidų padarydavom. Aš gale ten irgi perdegiau, perskubėjau, padariau klaidelių. Nepaisant pralaimėjimo Suvalkijos derbyje, Rūbinėje buvo torto, geros nuotaikos ir pažadų. Edvinas, mačiau, bananą padovanojo. Čia geriausia dovana, kokią gavai, ar... Ne, geresnių buvo. Aš žinau apie tą įsisvajoję. Apie meilę, apie ką? Jo buvusi draugė. Ne, mašiną susitvarkyti nori. Ai. Normaliai iki galo nesijaust atsibodo. Tai va taip. Mersas visgi tai galbūt. Pažadat pergalę Tadui rytoj? Aišku, bandysim. Ir komanda laimėjo Molėtuose prieš Ežerūną, tačiau tai nebuvo vienintelis gimtadienio sveikinimas. Nieko, kaip aš jį pasveikinau. Šiandien ryte biškį pamušiau, daviau kaulus ir viskas. Biškį nuskriaudžiai fiziškai. Gali paklausti paskui paties, kad... Sumušėm Rūbinę ir viskas. Mačiau, merginos bučiavo prieš varžybas, tai taip ir pasveikinau. Kokį tu čia pjūvi darai? Ai, tu rimtai tortą turi? Tu šau. Ai, čia gulbelė, ne? Ką duoda trupinius? Kokius trupinius? Pažiūrėk, kas duoda visą laiką. Gimtadieninį tortą man duoda, pažiūrėk. Tadui žinoma ilgiausių metų. Metas kitai šventei, metimų iš užupio. Šįkart rubrikoje puikuojasi Gintautas Matulis iš Marijampolio Sūduvos Mantingos ir jo sėkmę pakartojęs Paulius Belevičius. Dar kartą praranda kamuolį Ežerūnas. Paulius Belevičius bando ataką užbaigti dėjimų, tačiau nepasiseka to padaryti Pauliui Belevičiui. Penktadienį Vytis žaidė rungtynes namuose. Į Šakius atvyko čia jau viešėjusi ir Modesto Paulausko turnyro taurės pusfinalyje Vyčiui nusileidusi Kauno technologijos universiteto ekipa.
Šalta, davai, matau, baigsiu. Kas laimės? Vytis! Rungtynės nekai prasidėjo ir buvo nekokios kiek apsirgusiam kapitonui Pauliui Belevičiui. Jis po to, kai surinko 32, 25 ir 27 taškus pastarosiuose 3 rungtynėse, šįkart pelnė vos 7. Tačiau komandai indėlio nepritrūko. Edgaras metė į debesis. Tadas metė laisvas į debesis. Rūkai, davai, susikoncentruok. Sušilk, traktoriai išlepkim rankas. Nepritrūko kaip visada ir žaidimų. Gulbelė šįsyk už taiklius metimus dovanojo 10 eurų apsipirkimo čekį. O Vytis dovanojo pergalę. Šeimininkai laimėjo visus kėlinius, trečiajame jau pirmavo 20 taškų skirtumų ir vedami 24 surinkusio Edgaro Stanionio laimėjo 81-60. Galime pradėti kalbėti apie Vyčio 2 iš eilės pergalių seriją.